Prieš daugiau nei 10 metį, dar 2014-aisiais, Kia pristatė savo pirmąjį visiškai elektrinį modelį Kia Soul EV. Išskirtinės, žaismingos išvaizdos automobilis, nors ir netrodė labai aerodinamiškas, pasižymėjo pakankamu efektyvumu. Su 27 kWh baterija jis galėdavo nuvažiuoti apie 150 km. Tuo metu tai tikrai solidus rezultatas. Šiandien atnaujinto Soul EV modelio Europoje jau nebeparduodama, tačiau pasirinkimo tikrai netrūksta. Šiuo metu čia siūlomi net 7 skirtingi Kia elektromobiliai. Vieną iš jų, naujausią, Kia EV4, šiandieną kaip tik ir bandome. Kaip visada, skirtingai nei kiti automobilio apžvalgininkai, nekalbėsiu apie dalykus, kuriuos ir patys galite pamatyti atvykę automobilių saloną. Aš trumpai ir aiškiai aptarsiu tai, ką kiti nutyli, bet jūs privalote žinoti. Kokį realų atstumą galima įveikti pilna baterija, kaip greitai ją įkrausite, bei kitus svarbius dalykus, padėsiančius jums suprasti, ar šis EV yra best EV for me. Tiesa, OAV.lt nuolat įkelia video apie naujausius elektromobilius. Tad užsiprenumeruokite mūsų kanalą, būtinai paspauskite pranešimų gavimo skambutį, kad nepraleistumėte jums aktualiausių apžvalgų. Aš Tadas iš OAV.lt. Apie elektromobilius trumpai ir aiškiai. Kaip sufleruoja pavadinimas, Kia EV4 yra didesnis už EV3. Skirtingai nuo jo, EV4 nėra SUV. Šis modelis siūlomas hatchbacko arba sedano arba kitaip vadinamo fastback kėbulo versijomis. Nors EV3 ir EV4 turi tas pačias baterijų opcijas, ketvirtukas pasižymi ilgesnę ratų bazę, net 14 cm daugiau. Tuo tarpu fastback dar ir 30 cm ilgesnė už hatchbacką, todėl leidžia sutalpinti beveik 60 litrų daugiau bagažo. Pirkėjams siūlomos dvi baterijų talpos – 55 ir 78 kWh. Ir čia kalbu apie grynasias talpas. Mat gamintojas nurodo bendrasias, kurios yra keliomis kWh didesnės. Tad nepaklyskite. Kol kas visos EV4 versijos komplektuojamos su priekinė varančioje ašimi, tačiau Kia planuoja pristatyti ir AVD variantą bei sportišką GT versiją, bet jų dar reikės šiek tiek palaukti. Nors didieji Kia elektromobiliai EV6 ir EV9 turi didesnės baterijas, siekiančias atitinkamai apie 80 ar net 96 kWh, EV4 išsiskiria itin aukštu efektyvumu. Dėl to jo realiai nuvažiuojamas atstumas yra didžiausias iš visų elektrinių Kia modelių. Su didesnėje 78 kWh baterija EV4 hatchbackas gali įveikti vidutiniškai apie 475 km, o dar aptakesnės formos ir efektyvesnis EV4 fastback, sedanas, jau beveik 500 km. Tuo tarpu versijos su mažesnėje 55 kWh baterija dėl mažesnio svorio yra dar efektyvesnės. Tačiau jų rida natūralu, kad mažesnė. Maždaug 150 km, lyginant su didesnės baterijos variantais.
Iki šiol Kia elektromobiliai garsėjo savo 800 V technologiją, leidusią itin greitai įkrauti baterijas. Pavyzdžiui, Kia EV6 gali pasipildyti energijos 100 km kelio vos per 6 minutes. Tačiau visi naujausiai modeliai, pradedant nuo EV3, jau komplektuojami su 400 V architektūros baterijomis, todėl jų krovimo sparta yra beveik dvigubai mažesnė. Tai reiškia, kad 100 km kelio įkrauti prireiks maždaug 10 minučių. Šie Kia modeliai su tokiomis savybėmis stoja į ilgą gretą elektromobilių, kurie turi panašų įkrovimo greitį. Svarbu taip pat žinoti, jog pasirinkus EV4 su mažesne 55 kWh baterija, įkrovimas truks dar ilgiau – apie 13 minučių 100 km kelio. Daugelis vis dar laukia, kol elektromobiliai atpigs tiek, kad jų kaina būtų bent jau nedidesnė už vidaus degimo variklius turinčius automobilius. Tada esą bus galima pradėti rimčiau domėtis ir galbūt net įsigyti juos. Tačiau yra gerų žinių. Laukti nereikia. Elektromobiliai jau šiandien yra pigesni už taršiuosius automobilius. Jei vertinsime ne tik pradinę įsigijimo kainą, bet ir visas eksploatacijos išlaidas – kurą arba elektrą, aptarnavimą, draudimą bei kitus kaštus. Atsidarę bestev4me.lt ir pasirinkę bet kurį elektromobilį rasite detalę skaičiuoklę, leidžiančią tiksliai įvertinti, kiek konkretaus modelio pasirinkimas gali sutaupyti jums. Galite keisti visus kintamuosius. Lyginamo vidaus degimo variklį turinčio automobilio įsigijimo kainą, taikoma EV įsigijimo subsidija, savo metinę ridą, elektros ir kuro kainą, bei numatoma likutinę vertę ar atpirkimo procentą. Rezultatai dažnai nustebina. Bendros išlaidos elektromobiliui nėra didesnės, o daugeliu atveju net mažesnės, leidžiančios sutaupyti reikšmingas sumas. Tad pabandykite patys www.bestev4me.lt. Well, folks, it's time to kick it old school. Pradėjai domėtis elektromobiliais, bet dar nesiryžti įsigyti naujo EV? Tai visiškai suprantama. Pradėk nuo mažesnės investicijos ir išsirink naudotą elektromobilį portale bestev4me.lt. Čia rasi nuolat atsinaujinantį ir vis gausėjantį elektromobilių skelbimų pasirinkimą iš patikimų pardavėjų. Visi skelbimai pateikiami su aiškia ir suprantama informacija apie kiekvieną konkretų modelį. Realus nuvažiuojamas atstumas, tikra baterijos įkrovimo trukmė ir visa kita reikalinga informacija padėsianti lengvai priimti sprendimą, kuris elektromobilis skirtas man. Bestev4me. Išsirink geriausią elektromobilį sau.